Esu Liudmila Vingilienė, kinų medicinos ir akupunktūros gydytoja. Šį kartą jums parodysiu, kaip taškinis masažas palengvina slogą ir atkemša nosį, nenaudojant cheminių vaistų. Pirmasis taškas yra prie antakio pradžios, jį masažuokite švelniais, ritmingais paspaudimais. Taip pat tinka masažuoti taškus, esančius prie nosies sparnelio ir tarp nykščio ir rodomojo piršto. Norėdami palengvinti slogą, masažuokite 2 taškus kojose, antrojo piršto ir mažylio nago išorinėme kampe. Jeigu sergate, šiuos taškus galite masažuoti kas valandą po kelias minutes. Labai svarbu, kad sutelktumėte mintis į tai, ką darote. Tai neturi būti tiesiog mechaninis judesys. Kinų medicinos tikslas – gydyti ligos priežastį, o ne simptomus. To išmokti galime kiekvienas. Tad kviečiu į seminarus, apie kuriuos informaciją rasite interneto svetainėje.